Kaip jūsų sveikata? Kaip laikotės? Kaip santykiai su artimaisiais? Ar viskas gerai? Ar susikalbat? Ar suprantat vieni kitus? Ar girdite? Ar pas jūs tame taške, kai sakot, niekas jūsų nesupranta, niekas jūsų negirdi ir iš viso, kas čia pasidarė? Buvo liktai viskas gerai ir staiga tapo kažkaip ne taip. Netinka, neįtinka, nepatinka vadinasi. Ir kai jūs atsidurėte tame taške, kas pas jumis pirmiausia, į kur žiūrit, kas kaltas? Jeigu taip paprastai paklausius, kas kaltas, kodėl taip įvyko? O kaltų nėra, yra tik tai energetinės struktūros, kurios reikalauja jūsų evoliucijos, progreso, kitaip sakant. Progresas yra jumise įdiegtas nuo gimimo. Jūs turit eiti, judėti ir kažkuo nauju tapti. Ir jeigu jūs galvojat, kad jūs nesikeičiat, jūs keičiatės kiekvieną akimirką ir niekada nebūna tokie patys. Tai klausimas, kaip man vystytis, kuo tapti ir kaip man žinoti, koks aš galiu būti. Visą šitą jūs galit išmokti, sužinoti mano mokykloje. Mes mokiname žiūrėti į ateitį, keisti ateitį, keisti mintis, keisti savo gyvenimą, žinant, ko aš noriu. Nes jeigu keisti dėl to, kad keisti, tai gausit tą, ką gausit. O aš siūlau turėti planą, žinoti tą planą ir eiti tikslingai tuo planu. Laukiu visų į nemokamą webinarą ir jeigu bus įdomu, ateikite į mano mokyklą. Sėkmės visiems!